Klaipėdiečiams gerai pažįstamas pėsčiųjų ir dviračių takas, vedantis nuo Klaipėdos vasaros estrados per mišką į Girulius. Sezono metu kasdien pritraukia šimtus aktyvaus laisvalaikio mėgėjų – dviratininkus, bėgikus, šeimas su vaikų vežimėliais. Tačiau ši vasara gali būti kiek kitokia, nes taką jau dabar pasiekti tapo gerokai sudėtingiau. Dėl vykstančios vasaros estrados rekonstrukcijos teritorija aptverta statybų tvora, o alternatyvus maršrutas aplink ją bent jau kol kas neparengtas. Dėl to žmonės priversti rinktis nelygius miško takelius. Pažymos jie sunkiai prieinami, vietomis pilni tirpstančio sniego, ledo ar vandens. Tad patogaus praėjimo pažliugusiais takais tikėtis sudėtinga. Artėjant vasarai situacija tikėtina gerės, tačiau taip sako tik tie, kuriems nereikia stumti vaikiško vežimėlio, vaikščioti pasirėmus lazdele, važiuoti paspirtuku ar riedučiais. Savo kanale jau anksčiau pasakojame apie ilgai lauktą vasaros estrados rekonstrukciją, tačiau po reportažu gyventojai komentaruose dalyjosi patirtimis. Pasak jų, patekti į populiarų pėsčiųjų bei dviračių taką dabar gana sudėtinga, todėl nusprendėme tai patikrinti patys. Ir iš tiesų, dar neprivažiavus vasaros estrados pasitinka tvora su nuoroda, kad kelias pėstiesiems ir dviratininkams uždarytas, o apėjimo takai jau pačių keliautojų improvizacijos reikalas. Aplenkti statybvietę bent jau tokiu metų laiku nėra paprasta. Dar stovėdami prie tvoros stebėjome, kaip vyresnio amžiaus vyras, nors ir važiuojantis elektriniu dviračiu, pabandęs pravažiuoti miško taku, šalia tvoros netrukus apsisuko atgal. Matyt suprato, kad teks ieškoti kito kelio. Ir problema čia ne papildomi keli šimtai metrų, o tai, kaip juos įveikti. Siauri tarp medžių ir krūmų pažliugę takeliai, tikrai ne kiekvienam. Miško takelis arčiau mažojo kaimelio pusės kiek geresnis, tačiau ir čia matėme, kaip palei tvorą jau pramintų takeliu buvo stumiamas vaikiškas vežimėlis. O netrukus teko prasilenkti su dviratininku. Situacija ne iš maloniausių. Ir tai tik kelios minutės stebėjimo prasidedančio pavasario dieną. Vasarą šios vietos apkrova bus gerokai didesnė. Daugeliui dviratininkų šis kelias buvo patogi jungtis, siekiant išvengti ruožo Giruliuose link Arklės, kur dviračių tako tiesiog nėra. Tad per šį maršrutą buvo galima patogiai pasiekti link Palangos vedantį dviračių taką, besidriekiantį per Pajūrio regioninį parką. Be to, šiltomis dienomis gyvybė šiame kelyje pulsuodavo jau ankstyvą pavasarį. Šiuo metu to nepastebėjome. Aktyvūs klaipėdiečiai supranta, kad rekonstrukcija neišvengiama, tačiau tikisi, jog statybų metu bus pasirūpinta ir patogių laikinų maršrutų pėstiesiems bei dviratininkams. Nors jei dviratininkai dar gali važiuoti statybvietę, pavyzdžiui, per mažąjį kaimelį iki Dragūnų ar Labrensiškių gyvenviečių ir iš ten dviračių takų pasiekti Girulių bokštą. Ar tiesiog miško takais apvažiuoti statybvietę, kuomet oro sąlygos leidžia. Tai pasivaikščiojimas pamėgtų miško keliu, mažesnį judrumą turintiems klaipėdiečiams ir miesto svečiams, ypač turintiems judėjimo negalią, šių darbų fone taps tikrų iššūkių. O vasaros estrados atnaujinimo, kurio vertė siekia per 12 milijonų eurų, laukiame su nekantrumu. Likite su Klaipėda TV, o savo įžvalgomis ir pasiūlymais, kaip geriausiai aplenkti šią statybvietę, arba kokius sprendimus šiuo klausimu turėjo atlikti projektai įgyvendinantis atsakingi asmenys. Kviečiame dalintis komentaruose.